Šiandien tęsime projektui kurti skirtų pamokų ciklą. Šios pamokos tema – projekto veiklų planavimas. Ir šią pamoką mes sieksime įgyvendinti du uždavinius. Pirmas mūsų uždavinys, remdamiesi patirtimi įgytą atliekant eksperimentą, išsiaiškinsime darbo grupėje privalumus ir įgysime dar daugiau bendravimo patirties. Antrasis uždavinys šioje pamokoje, dirbdami grupėse, išsakysime savo idėjas, pasiskirstysime vaidmenimis, sudarysime grupės darbo planą ir įvertinsime ir įsivertinsime. Taigi, galima sakyti, kad dirbant grupėje yra pateikiama daugiau idėjų ir yra didesnė tikimybė pasiekti geresnį rezultatą. Šita užduotis jums padėjo dar pamatyti viens kito privalumus, nes atliekant užduotį vieni ėmėsi iš jūsų vadovauti, kiti turbūt turėjo daug pasiūlymų, o treti paėmė tiesiog ir sulankstėte laivelį, ar ne? Tai dabar būtų pats laikas pasiskirstyti konkrečiais vaidmenimis šiame projekte. Ant stalų yra lapeliai su paveiksliukais, juos turėsite prisiklijuoti prie savo lapo. Pirmiausia, pasiskirstykite vaidmenimis. Ten yra ir tuščių lapelių, galbūt reikės kažkokių pareigų, kurių čia nerasite. Užrašote savo vardą ir priklijuojate prie plakato. Ant lapelių užsirašykite, užsirašykite vaidmenis. Va čia užsirašykite vaidmenis ir čia priklijuojate. Gerai? Čia užsirašykite klijuojame. Taip. Ir savo tada išsirinkit, kuris pagrindinis vaidmuo vis dėlto. Ar galėtų pasirinkti? Pradėsime nuo jūsų grupės. Dabar kiekvienas sėdėdami pasakote savo vardą ir kokį gavote vaidmenį, ar ne? Arba pareigas. Pradėkime nuo grupės vadovo. Aš Edgaras, mūsų pirmas grupės vadovas. O jūsų grupės tema yra kokia? Ežero fizikiniai matavimai. Aš Vidas, esu pateikėjas. Aš Tomas, užrašinėtojas. Aš Simas, tyrėjas. Aš Angelė, tyrėja. Aš Julija, klausinėtoja ir grįž mūsų Vytautė, jį bus grupės vadovė. Aišku, jūsų grupėje? Aš Arūnas, mūsų grupė Germanystė nustatymas ežere. Arūnas, grupės vadovas ir pateikėjas. Aš esu Raminta, tyrėja. Kaip jūsų grupė pasiskirstė vaidmenimis? Aš Edvinas, esu grupės vadovas. Aš Irmantas, esu tyrėjas. Aš Petras, esu klausinėtojas. Ir liko dar viena grupė. Aš Tautvydas, grupės vadovas. Aš Vygintas, grupės užrašinėtojas. Aš Darius, grupės pateikėjas. Ačiū visom grupėms. Ir dabar norėčiau, kad grupių vadovai dar kartą akcentuotų savo pasirinktą temą. Mūsų tema žvejyba ežere. Hipotezė jūsų? Hipotezė, iš senų žvejų galima sužinoti daug vertingos informacijos. Taip, ačiū. Jūs domėsitės žvejybą. Kaip supratome. Gerai. Jūsų grupė? Mūsų tema ežero fizikiniai matavimai. Hipotezė. Ežero ilgis, plotis, vidutinis gylis yra pakitę ir nesutampa su reiškiniais enciklopedijose. Vandens tankis 1000 kg kubiniame metre. Taip, bandysite įrodyti, kad ežero parametrai yra šiek tiek pakitę. Gerai, prašom mergaitės. Mūsų tema yra ežero bangavimas, o hipotezė ežeras ne visur banguoja vienodai, didžiausias bangavimas yra vėjų pučiantis šiaurės. Ir antra hipotezė yra ežero vandens lygis keičiasi, aukščiausias lygis pakyla pavasarį. Prašau, tirsite ežero bangavimą. Gerai, jūsų grupė. Mūsų tema deguonies kiekio
kiekis ežere įvairiais metų laikais yra skirtingas. Ačiū. Prašom, jūsų grupė. Pristatote savo temą ir hipotezę. Mūsų tema – Sedaus ežero pakrantės ypatybės. Hipotezė – pakrantėse yra nedaug prieinamų vietų dėl didelio pelkėtumo ir užžėlimų. Ir bandysite tai įrodyti savo tyrimu. Ačiū visoms grupėms ir tęsime darbą toliau.